Aš labai noriu atsiprašyti, bet aš dabar suknysiu šitą tiesioginę vaizdo transliaciją tiesioginę. Nes šiandien mano pasirodymo nebus. Matot, aš buvau suplanavęs daryti pasirodymą atsispaudimus ant šitų nikščių. Dar žmona būtų buvusi ant sprando su Snieguolės šituo kostiumu. Ir dar net ketinau dainuoti dainą šitą velnias man patinka kalėdos. Žinot šitą? Dar savaitę iki naujų, kiek daug reikalų per kalėdas. Gabalą tai gerą pasirinkom, žinot. Galvom pateksim į Ginesų knygą, bet atsitiko, kaip sakiau, techninė nelaimė, suprantat. Tas mano užmanimas daryti atsispaudimus ir dainuoti buvo viskas gerai, bet tas antras, kad su ta žmona, tai nelabai kažkaip. Žmogus susinepatogino, paskui ten, žodžiu, užsirašė sporto klubą, dietų pradėjo laikytis. Žodžiu, šiandien mano talento jūs neišvysite, o kito talento aš kaip ir neturiu. Ir iš vis, mano talentas yra neturėti jokio talento. Va taip. Nors palaukit, gal aš ir turiu talentą, suprantat? Juk mano šita šviesi profesija tikrai reikalauja talento. Juk aš per metus turiu dirbti tik vieną dieną. Na gerai, gal keletą dienų, o visas likusias ką? Aš išeinu neapmokamų atostogų. Gerai, kad šis mano nepraktiškas kostiumas, ypač vasarą. Jūs galvojat, kad žmonės džiaugiasi mane pamatę su šiuo kostiumu? Nevelnio, dabar du bičiukai čia praėjo ir tikriausiai pagalvojo, narkomanas kažkoks, suprantat. Ir dar, aišku, ta darbo specifika su vaikais. Žinokit, bet kaip aš myliu vaikus, kaip man patinka vaikai, ypač šį vaikų kartą, kokie jie nuostabus, jie tokie savarankiški. Pavyzdžiui, anksčiau jie tikrindavo, ar mano barzda tikra, o dabar tikrina, ar pas Snieguolę ten viskas tikra. Pavyzdžiui, per praeitas kalėdas vaikas iš manęs paprašė, žinot ko? Kriptovaliutos. Tai va kokie laikai. Bet vis dėlto, jeigu aš esu talentuose, aš privalau talentingai apdovanoti talentingus vaikus. Einu, pradėsiu nuo Marijono. Toks geras vaikas, Jecko. Toks pirgas buvo, dabar žiūrėk, koks vyras užaugo. Marijona, aš ten matai kažkur girdėjau, dainavai tu šitą dainą. Tu mano didžiausia žuvis, kurios aš nepagaunu. Tai tu nebevark. Va, ta didžiausia žuvis ir viskas bus jau padaryta. Ingutė, tu esi fantastiška moteris. Ir aš kaip tyčia vakar per radiją išgirdau dainą tą. Nežinau, ką darau, nepramuša. Tai žinok, aš tavo šitą dovanoju, tai su šito tu tikrai pramuši. Tikrai pramuši, žinok. O šitą justelę aš tavo dainų negirdėjau, žinok. Kažkaip keista, tai ir be to tavo dovaną pasiėmė Bertulis, tai aš čia nuo savęs tau. Čia, paprašau. Na va. O dabar žinot ką? Kuo man labai patinka kalėdos? Man patinka kalėdos tom, kad visi būna be galo geros nuotaikos, būna linksmi, fantastiški. Kodėl kiekvieno iš mūsų diena negali būti tarsi kalėdos? Tad aš dabar paprašysiu visų čia salėje ir prie televizorių ekranų žiūrovų atsistoti, prašau. Taip, visi. Rankas į viršų ir kartu su manim. Hallelujah. Girls hit you, hallelujah.